Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Jeigu lankotės pirmą kartą, kviečiu užsiprenumeruoti ir sekti šio kanalo veiklą ir pažiūrėti ankstesnius video, žinoma. O šį kartą norėčiau pakalbėti apie savo veido priežiūrą, kaip aš rūpinuosi savo veido odą, kokius produktus naudoju šiuo metu, nes viskas gali po savaitės, po mėnesio, po dviejų, po trijų mėnesių pasikeisti, žinoma. Tad jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kokius aš produktus naudoju ir kaip man su jais daugmaž sekasi išgirsti taip pat, žinoma, likite žiūrėti šio video. Taigi pasistengsiu labai ilgai nekalbėti ir visų pirma, žinoma, filmuoju šį video ne dėl to, kad aš manau, kad mano veido oda yra pati gražiausia, nuostabiausia, skaisčiausia ir panašiai pasaulyje, nes tikrai esu mačiusi ir sutikusi žmonių, kurių oda yra nuostabi, kaip kūdikio, nors tiems žmonėms jau seniai ne metai ir ne dveji, ar ne, žinoma, daugiausiai 20 metės turi visai labai neblogą odą, bet ne visais atvejais, žinoma, ir taip pat yra, žinoma, moterų 50 metų, kurių oda galbūt daug geresnė nei mano, kodėlgi ne, ir taip pat, žinoma, filmuoju šį video ne dėl to, kad norėčiau parodyti, na, kaip ir pasigirti, va, žiūrėkit, aš naudoju šitą ar kitą produktą, bet tiesiog, na, kaip ir rekomendacija, galbūt šiek tiek trumpai aptarti, ką aš manau apie vieną ar kitą produktą, ypač jeigu aš jį naudoju jau ne vieną dieną, nes kai kurie produktai yra ganėtinai nauji man, tai kol kas dar nelabai galėčiau ką pašnekėti, ir taip pat norėčiau, kad jūs pasidalintumėte tuo, kokius veido priežiūros produktus jūs naudojate, kiek kartų per savaitę, kokiu dienos metu ir panašiai. Ir ar esate išbandę šitus produktus, kuriuos aš jums dabar parodysiu ir pasakysiu, kadagi aš juos naudoju. Taigi, visų pirma, žinoma, nusivalau visą savo makiažą su miceliniu vandeniu, su bifaziniu, taip sakant, kažkokiu valikliu, taip pavadinkime, ar ne, ir jį, kai tik tai turiu tokį produktą, nusiplaunu dar ir su kažkokiu būtent specialiu produktu veidui plauti. Šiuo atveju dabar kol kas naudoju šitą iš Peter Thomas Roth, kuris buvo, šitas produktas buvo viename rinkinyje, vadinasi Anti-Aging Cleansing Gel. Šitas kaip tik yra dar ir, kaip sakant, amžiaus visokioms reikalams, ar ne, kad neparodytų mūsų amžiaus, mūsų veidas, ar ne, mūsų raukšlelės visas, kaip ir turėtų padėti nuo raukšlelių ir panašiai. Pasistengsiu jums palikti nuotraukėlę, kur geriau galėtumėte įžiūrėti, na, ką tiksliai žada šitas produktas. Jis visai, sakyčiau, neblogas, nesakyčiau, kad jis mane labai žavi. Anksčiau naudojau, dabar tiksliai neatsimenu, ar irgi iš šitos firmos, bet buvo su ten afrikietiškas toks iš kito rinkinio. Tai jeigu ir nepamiršiu, tai paliksiu nuotrauką, nes dabar jau nebenaudoju ir tas man labiau galbūt, sakyčiau, patiko, bet šitas irgi yra visai neblogas, labai nedaug reikia. Kiekvieną kartą, jeigu tik tai tą dieną aš dariausi makiažą, nes teoriškai kiekvieną vakarą reikėtų nusiplauti veidą, net jei ir nesidarė makiažą, niekur neėjome. Tai taip sakant, bet aš tik tai, kai darausi makiažą, kaip pavyzdžiui šiandien, nusiplaunu savo veidą šituo valikliu, jau kai aš nusivalius makiažą, o makiažą aš visą laiką nusivalau, net jeigu esu labai pavargus. Visą šiandien aš tokia labiau gal rudeniška, bet norėjau išbandyti šią spalvą, tai lūpų spalva, taip sakant, šitas yra Havana, taip, tai yra šitas iš Kathleen Nice, Havana Nights iš Ofra Cosmetics, jeigu kam įdomu. Toliau papasakoju, kad 3 kartus per savaitę, paprastai, kai aš prausiuosi po dušu, plaunusi galvą aš plaunusi 3 kartus per savaitę, tai duše aš kartu ir nusišveičiu dar veidą kokiu nors šveitikliu. Tai gali būti irgi, pavyzdžiui, šitas iš Peter Thomas Roth Strawberry Scrub. Šitas su braške, man jis patinka, labai švelni lieka oda, bet tik tai nepatinka kvapas. Šitas yra brangesnis, bet yra ir pigesnių, kurie, na, tų šveitiklių, kurie tikrai ne ką blogiau veikia, kaip, pavyzdžiui, šitas iš Freeman. Anksčiau Lietuvoje aš matydavau šitą firmą ir man atrodo, kad dabar turėtų irgi turėtų būti įmanoma gauti. Vadinasi Charcoal and Black Sugar Polishing Mask. Tai yra su anglimi ir juoduoju arba ruduoju cukrumi irgi.
palieka nuostabiai švelnią odą, tikrai rekomenduoju. Tai žodžiu, šitą arba turiu dar ir iš Biorė, žodžiu, kurį užsimanau tą dieną, tą pagrėbiu, tą šveitiklį ir nusišvečiu savo veidą. Toliau, tom dienom, kai švečiuosi veidą, visą laiką jį nusišveitusi, paprastai tai būna 3 kartus, kartais 2 kartus per savaitę, išėjusi iš dušo, tai būna rytais, aš paprastai rytais plaunuosi galvą, man patinka, kad išdžiūtų, kaip sakant, nereikėtų su džiovintuvu džiovinti plaukų. Tai užsitepu tada šitą irgi aktyvintos anglies kaukę iš firmos Origins. Kažkada Lietuvoje, Oze gal ar kur tikrai mačiau šitą firmą, dabar nežinau, nenorėčiau pameluoti. Vadinasi Clear Improvement Active Charcoal Mask to Clear Pores, tai yra porų išvalymui. Mano manimu, nėra taip, kad jų ten išvalo labai tas poras, nes tikrai čia reikia jau labiau profesionalios pagalbos, ar ne, eiti pas kosmetologą ar panašiai, ir jau tada jau galbūt su šituo šitas produktas padėtų minimalų, sakykime, purvą išvalyti, bet šiaip irgi palieka labai nuostabiai švelnią odą ir tikrai švaresnė atrodo, bet, sakyčiau, tikrai neprasismelkia ten kažkur giliai į porą ir tikrai jos neišvalo, bet šiaip tikrai man labai patinka šitas produktas ir po jo tuos 3-2 kartus per savaitę užsitepu šitą arganų aliejų iš firmos Josie Maran. Šitas yra miniatūros forma, bet tikrai jo reikia labai nedaug, 4-5 maksimum lašelių. Ir jį galima, žinoma, įsigyti ir normalaus dydžio. Aš šitą pagrėbiau, pirkdama kažką ten toj Sephora eilinį kartą ir pamačiau prie kasos, tam skirelėje, kur ten daug gerybių būna, ir nusipirkau, nes jis tikrai pigiau kainavo šitas negu normalaus dydžio, taip sakant. Ir toliau tom dienom, kai aš, sakykime, visų tų procedūrų ankstesnių prieš tai nurodytų nedarau, tai nusiplovusi savo veidą ryte, aš visą laiką, dabar jau pastaruoju metu užsitepu šį, kaip čia vadinasi, Lumene hialurono rūgšties esencija. Tai čia kaip ir naujas produktas, dar kol kas labai daug ko negalėčiau pasakyti, tik tai galiu pasakyti, kad kvepia tikrai labai neblogai ir patinka, kad nėra aliejų pagrindų, taip sakant, nors netgi tom kitom dienom, kai užsitepu šitą aliejų, kai praeina kažkiek laiko, ten už valandos ar panašiai, irgi užsitepu šios esencijos truputėlį ant veido, taip sakant, čia tokia kaip ir rytinė procedūra, bet kol kas dar labai daug kažko tokio ypatingo negaliu pasakyti, nes dar tik tai sakykime, nenaudojau to produkto tiek užtektinai, kad galėčiau kažką labai daug pasakyti. O anksčiau naudojau iš kito rinkinio irgi tam tikrus produktus su vitaminu C. Vitaminas C, kaip ir čia yra vitaminas C, yra labai naudingas odai, tad labai džiaugiuosi, kad šitame produkte irgi yra vitamino C. Ir aš šitą produktą, šiuo produktu tiksliau pakeičiau kitą, kuris kaip tik buvo neseniai pasibaigęs. O dabar eikime prie vakarinės dalies, taip sakant, ir dabar turiu naują rinkinį, kurį aš jums rodžiau jau pirkinių video, tai turiu omeny šitą. Tai kokį porą kartų per savaitę vakare, jau nusivaliusi makiažą ir taip toliau, panaudoju kurią nors iš šių kaukių. Šitą, pavyzdžiui, aš turėjau jau kitame rinkinyje, tai iš šito rinkinio dar jos nesu atidariusi, nes turiu tubelę, ar kaip čia pasakyti, iš kito rinkinio dar nepabaigusi, bet sakau, kurią nors, kaip sakant, kurios užsinoriu tą vakarą, nes jos kaip ir skirtingos, aš irgi pasitengsiu palikti jums nuotraukėlės ir su aprašu, jeigu nepamiršiu. Tai kažkuria iš šitų kaukių viena yra labai intensyviai, kaip sakant, drėkinanti, pavyzdžiui, kita yra su antioksidantais ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, kurie man
tą vakarą, kurią užsimanau užsitepti, taip sakant, tai užsitepu. Viena iš jų, dabar tiksliai nesimenu, atrodo šita iš Bosch'o yra kaip ir per naktį, tai kartais užsitepu ir per visą naktį būnu su ta kaukė ir ryte tik tai ją nusiplaunu. O jeigu neužsitepu tos kaukės, o kurią nors kitą, po 20-30 minučių maždaug aš ją nusivalau, nusiplaunu, nusiimu ar panašiai. Ir tuomet jau, čia kaip jau bent jau pastaruosius 3-4 mėnesius, čia kaip malda kokia, tai užsitepu šitą aliejų, šaltalankių, man atrodo, lietuviškai vadinasi, angliškai vadinasi Seabury Moisturizing Face Oil. Čia turi omega 3, 6, 7, 9, tai yra grynas 100% aliejus iš firmos Fresh. Šitam rinkiny yra irgi kaukė iš firmos Fresh, tikrai man patinka ta firma. Aliejus nėra labai pigus, bet tikrai jo labai nedaug reikia, jis jau eina į pabaigą, bet tikrai man, kaip sakant, jo ilgam užteko. O jeigu nesitepu šiuo aliejams, tai tada jau kažkokį tai pasitepu kremą. Šiuo metu, pastaruoju metu, kaip tik į pabaigą ėjo mano Neutrogenos kremas, kurį buvau kaip ir užmetus, jeigu galima sakyti taip. Tai jau pastarąsias kelias dienas tepiausi tuo kremu vakare. Jis labai tokios lengvos konsistencijos, kam nepatinka sunkus, sakykime, tokie aliejai ar kremai ar panašiai, tai rekomenduočiau tą, irgi pasitengsiu palikti nuotrauką. Tai tiesiog dėl to, kad aš norėjau jį pabaigti, noriu jį pabaigti, tai todėl tapiausi tuo kremu, o šiaip tai jau, sakau, 3-4 mėnesius naudoju šį aliejų, jis tikrai nuostabus ir tikrai rekomenduoju. Tai va, o pats paskutinis toksai kaip ir slaptasis produktas, taip sakant, turbūt daugelio jūsų nenustebinsiu, nors gal ir susimastysite. Tai yra vanduo. Ir tikrai aš pastebėjau nemažus pokyčius savo odoje, sakykime, ar ne, nekalbu apie poras, ten atsidariusias ar užsidariusias, kalbu apskritai bendrą odos vaizdą ir tą pastebėjo netgi mano vyras, aš jo pasiteiravau. Aš pradėjau, taip sakykime, jau pastoviai gerti vandenį, nes anksčiau tikrai gerdavau, tik tai gal labiau, kai troškulys imdavo, taip sakant, ar ne, ir kartais išgerdavau nemažai to vandens, bet nebuvo to pastovaus vartojimo, sakykime. Dabar pastoviai vartoju vandenį gal jau nuo spalio mėnesio ir tikrai pastebėjau skirtumą, gaila, neturiu nuotraukų, nenusifotografavau, nes netikėjau, kad čia kažką labai tokio pastebėsiu, bet tikrai manau, kad vanduo tikrai labai prisideda, nes kaip ir pamaitina, padrėkina mūsų odą iš vidaus, juk svarbu ne tik iš viršaus čia pridėti 15 sluoksnių visokių aliejų, kremų ir panašiai ar kaukių, bet ir iš vidaus pamaitinti ir taip pat reikia turėti omeny, kad viskas, ką mes valgome, taip pat atsiliepia ar pasimato ant veido odos. Pavyzdžiui, žinau, kad man asmeniškai saldumynai kaip ir kenkia, ypač koks pieniškas šokoladas ar panašiai, tai žiūrėk čia, tai ten koks pagelis išlenda. Kitiems žmonėms kenkia, pavyzdžiui, odai, jeigu tai galėtume pavadinti, kad kenkia pieno produktai, pienas, ypač tiesiog pienas, jiems irgi, sakykime, tai išberia, tai, nu, žodžiu, tai maistas, kaip sakant, irgi reikia turėti omeny, kad tam tikri produktai gali sukelti tam tikrų odos problemų, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, kad nesistebėkite, jeigu suvalgiusios vieną kitą skiltelę šokolado, kitą rytą užmatysite kokį spogelį ir panašiai, nebūtinai tai bus tos dienos, taip sakant, tai visas tai atsiliepia lygiai taip pat kaip ir vandens vartojimas. Taigi čia tas video, kuriuo aš norėjau pasidalinti savo odos priežiūros produktais ir kaip aš maždaug tą savo odą prižiūriu, sakau, nėra pati nuostabiausia skaisčiausia oda, bet tikrai aš matau skirtumą tarp kokia jinai buvo prieš keletą mėnesių ir kaip jinai atrodo dabar. Nuo sausio mėnesio aš stengiuosi, tokį užsibrėžiau tikslą, kad rūpinsiuosi geriau savo odą, taip sakant, nes vis dėlto makiažą daviausi dažniau negu šiaip kažkuris kitas paprastas žmogus, kuris galbūt pasidažo tik tai per ypatingas progas, nežinau, vestuvės, gimtadienį ar panašiai, tad mano oda tikrai nusipelnė būti palepinama karts nuo karto bent jau ir nebūtinai turi būti brangus produktai, bet kiek galimybės, kaip sakant, leis, tai tikrai pirksiu bent jau, pavyzdžiui, šį aliejų, parašysim jo kainą. Tai žodžiu, o kiek ne, tai ir su kažkokiais pigesniais produktais, kaip Nivėjos kremų, Neutrogenos kremais ir panašiai galima tikrai rūpintis mūsų odą arba su kokoso aliejumi, kuris yra tikrai irgi labai nuostabus. Tai aš tikiuosi, kad jums šitas video kažkiek padėjo, kad pasidalinsite savo produktais, parašysite, ar esate išbandę kurį nors iš mano rodytų, ką jūs apie juos manote ir rašykite šiaip savo pageidavimus, žodžiu, viskas komentaruose.
pamatysite su manimi kitą kartą.